Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Europos vyrų krepšinio čempionatas verslininkus nuvylė. Miesto gimtadienis be incidentų. Vaikų ir jaunimo literatūros centras turi savo laimės žiburį. Labiausiai panevėžiečiai mėgsta Turkijos kurortus. Europos krepšinio čempionatui iš Panevėžio keliantis į sostinę, vietos verslininkai sieja savuosius lūkesčius su šiuo vienu didžiausių įvykių pastarųjų dešimtmečių miesto istorijoje, jau skaičiuoja praradimus. Lauktas stebuklas neįvyko, tačiau investicijos, tikimasi, atsipirks ateityje. Aišku, investicijos į krepšinio čempionatą buvo nemažos, jeigu kalbėtumėm ir apie viešbučius, kurie investavo nemažai, plėtėsi ir atsirado daug naujų kambarių ir domėjusi kaip tik vakar, ar jie buvo užpildyti, tai aišku, daug kur buvo laisvų vietų. Aš negaliu pasakyti, kad jie buvo pustušiai, bet laisvų vietų tikrai buvo. Aišku, galbūt ir gerai, kad buvo tų laisvų vietų, bet sakykime, šiuo atveju, kai buvo tikimasi, kad daug uždirbti, aš čia galima būtų pašnekėti apie palapinių miestelio verslą, kur buvo tikimasi iki 1000 sirgalių, tai tikrai to nebuvo ir tie 100 žmonių, kurie aplankė mūsų palapinių miestelį, tai galbūt, sakysim, buvo, kaip sakoma, galbūt investicija į ateitį. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius sako turys apytikslės informacijos, jog mieste praėjusią savaitę viešėjo apie 1000 užsieniečių. Planuoto ažiotažo, kad miesto gatves užplūstų visą 10 000 krepšinio aistruolių, nesulaukta. Nusivylimas suprantamas, teigiama, tačiau jis taip pat yra gera pamoka. Yra pasimokymas tai, kad reikia žymiai daugiau investuoti į informaciją ir informacijos sklaidą užsienį. Ta reikia daryti panašiai prieš metus. Ir jeigu mes kalbam dabar, pavyzdžiui, apie dviračių čempionatą, tai jau sausio mėnesį reikia pradėti dirbti. Aš kalbėjau su Daiva Tankūnaite, turizmo informacinio centro vadovė, tai būtent tai. Tada galima tikėtis, reiškia, turistų ir svečių, kurie važiuos būtent į tą renginį. Dabar daugelis svečių buvo atvykę, paprasčiausiai atvyko į Panevėžį ir labai nustebo, kad Panevėžyje vyksta Europos. Kažkas laimėjo, kažkas pralaimėjo. Taip praeitą, turėjusią tapti pelningą savaitę, iš verslo pozicijų vertina prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius. Anot jo, situacija susijusi su krepšiniu visuomet bus orientuota į alų, suvenyrus, viešbučių verslą. Daugiau tikėtis Panevėžyje nereikėtų. Teigiamus ir neigiamus Europos vyrų krepšinio čempionato padarinius reziumuoja visos tarnybos. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovų teigimu, praėjęs savaitgalis, per kurį vyko dar ir miesto gimtadienio šventė, nustebino ramybę, nors aktualijos išliko tos pačios. Iš esmės, alkoholio problemas vartojimas Lietuvoje, kaip buvo, taip ir išlieka. Reikėtų, žinoma, mažinti prieinamumą, riboti daugiau, nes kiek susidūrėme, kiek daromi buvo pažeidimai, tai praktiškai visur vartojamas alkoholis. Gerai, kad geranoriškai suprato žmonės, nesiginčijo, išmesdavo ten skardinės, ką geri šiukšlė dėžės, mandagiai atsiprašydavo ir nesukeldavo kitų papildomų problemų. Per savaitgalį, pasak pareigūnų, registruota 15 įvykių. Susijusių su Eurobasket nėra. Nesulaikytas nė vienas užsienietis, taip pat nė vienas vietinis krepšinio aistruolis. Viešai tvarkai nusižengusių miesto gimtadienio šventės dalyvių taip pat sulaikyta visom 80 mažiau negu pernai per analogišką renginį. Pareigūnus instruktavome elgtis tolerantiškai, bet principingai. Jeigu perspėjant žmogus neklauso, savo įrodinėja tiesas, priešgyniauja policijos pareigūnam, vertinti principingai, pristatyti policijos komisariatus ir taikyti administracinio poveikio priemonės. Bet kaip rodo statistika, tai retai tekdavo pasielgti. Miestelėnai per šiųmetę šventę policininkų pagalbos prašė taip pat rečiau. Jei pernai jie kviesti 280 kartų, tai šiais metais 248. Tiesa, tvarkos sergėtojų pajėgos šiemet buvo ženkliai gausesnės. Praėjusiais metais dirbo 129 pareigūnai, o šiais net 217.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro, įsikūrusio Aukštaičių gatvėje lankytojai, dar tebesimėgauja visą vasarą trukusio projekto Vasara su bite rezultatais. Daugiau nei 1000 mažųjų panevėžiečių originaliai bei patraukliai pristatyta garsiosios mūsų kraštietės asmenybė. Buvo įsigyta knygų naujų, kaip šiai dienai žinome visi, kad trūksta bibliotekai. Vaikų renginiam įgarsinimo aparatūra buvo įgyta, taip pat stendai, parodų rengimo įranga. Taip pat nupirkta labai daug medžiagos vaikam įsisavinant patį projektą Vasaros užimtumą. Labai dėkingi mokytojam, dailininkam, kurie prisidėjo prie mūsų projekto ir kur ne bibliotekininkai įvedė praktiškai tik mūsų patalpose. Ir mes idėja buvo, kad vadovavomės knygomis ir viskas plaukė iš knygų, bitės savybės atsiskleidė. Tai, ką projekto dalyviai sukūrė kartu su bibliotekos fotografu, kūrybinių objektų vadovu Virginijumi Benašu, smalsuoliai gali pamatyti iki naujųjų metų. Tiek smagaus šurmulio, kiek šiuose knygų namuose yra dabar, seniai nebuvo. Kadangi bibliotekoje liko labai daug knygų, kurias nurašytas ir tarsi jau turėjo keliauti į makulatūrą, tai mes pabandėme iš tų knygų kažką padaryti tokio, kad jos tarsi grįžtų atgal į gyvenimą, džiugintų žmonės, stebintų vaikus ir bitės namelis kaip tik yra panaudota šiek tiek knygų, ne tiek daug, bet yra stogas dengtas knygomis. Pasitinka graži puokštė gėlių su tautinės vėliavos motyvais, kadangi bitė buvo šalies savo krašto patriotė. Ir arka iš knygų su atversta pačios bitės rašyta knyga, kuri tarsi visus ir suaugusius, ir vaikus, ir viršininkus, ir pavaldinius priverčia tiesiog nusilenkti knygai ir visi ropomis pakliūva į bitės namelį. Namelis primena taikorį, tai traukinuką kaip kam, ir jame yra visa istorija apie bitės gyvenimą. Yra ir vaistininkės dalis ekspozicijos, ir rašytojos, publicistės, ir to pačiu bitininkės. Visą vasarą vaikai piešė, lipdė, karpė, žaidė, klausėsi pasakojimų, ugdančių gerąsias asmeninės savybes. Toks buvo vaikų savanorių klubo Darbščiosios bitelės tikslas. O galiausiai dekupažo kūrybiniuose užsiėmimuose sukurtas ir bitės namelis, ir laimės žiburys. Pastarasis 4,5 metrų aukščio, pastatytas iš 4,5 knygų. Statinio viršūnėje, kaip dera, puikuojasi poezija. Nors kalendorinė vasara baigėsi, o su ja tradicinis atostogų metas, tačiau panevėžiečiai mėgstantis keliauti, jį geba prasitęsti šiltuose kraštuose. Ir nors poilsiautojai kelionių organizatorių teigimu sunkiai keičia metų metais puoselėtus įpročius, vis dėlto naujų tendencijų poilsiavimo būde po truputį atsiranda. Sakyčiau, Graikija ko gero šiais metais buvo antra ir pagal panevėžiečių keliautojų skaičių ir jinai išlieka, ir rudens tendencija yra ta pati. Tai, sakykime, Turkija su Graikija jau dabar visiškai, ko gero, lygiai grečiai eina ir matyt priklausomai tiesiog nuo žmonių poreikio. Tai reiškia, kad vieno tipo poilsį mėgsta, kiti kito tipo. Tai, sakyčiau, tie vadinamieji dar vis dėlto ne vien tik gulėtojai, bet daugiau keliautojai, tai renkasi Graikiją. O jau iš tikrųjų tie visiškai pavargę ir pasidirbę mūsų keliautojai renkasi Turkiją. Be abejo, buvo labai daug žmonių, kurie rinkosi ir visai skirtingus dalykus, kitaip sakant, kažkokias egzotinės kelionės net ir vasaros metu, važiavo ir į Balį, važiavo ir Singapūrą, keliavo ir dar toliau. Pasak Dainos Fijalkauskienės, miestelėnai jau išmoko savo atostogas dalinti pusiau, poilsiaujama ir vasarą, ir žiemą. Kelioniai pastebėta, ryžtamasi išleisti vidutiniškai 2–2,5 tūkstančio litų, nors keliaujama ir už 1000. Ypač kelionių organizatorius anot jų džiugina vidinio horizonto plėtra. Žmonės atranda vis naujus kraštus, sugalvoja savo vis naujas idėjas kelionėm, kurias mes padedam realizuoti. Tai manau, kad panevėžiečiai yra, kaip nebūtų keista, nors mus labai vadina ta tokia provincijos sostinė ir bando įrodyti, kad mes esame mažas miestas ir tos perspektyvos nedidelės, bet žmonių iš tikrųjų noras keliauti ir aš manau atsispindi ne tik jų verslume, bet ir būtent idėjomis savo atostogų praleidimo, kad už įdėtus pinigėlius jie tikrai gautų grąžą arba įspūdžių, arba poilsio tokią, kokią jie planavo.
Kelionių agentūros jau rengiasi žiemos sezonui. Tradiciškai bus siūloma vykti į Egiptą, Tenerifę arba susipažinti su Portugalija, Maroku. Na, o visiškai naujai atsiverti žada Indija.